Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Šiurkštumas sudraustas. Atsistosi prieš žilagalvį, pagerbsi seną žmogų ir bijosi savo dievų. Aš esu viešpats. Kunigų 19 skyrius, 32 eilutė. Eliziejus buvo švelnios ir malonios dvasios žmogus, tačiau, kad jis gali būti ir griežtas, rodo jo poelgis, kada pakeliui į Betelį iš jo pasityčiojo iš miesto atėję nedori jaunuoliai. Šie jaunuoliai girdėjo apie Elijo užžengimą ir šį rimtą įvykį jie pavertė patyčių tema, sakydami Eliziejui: plikagalvi, neždinkis, plikagalvi, neždinkis. Išgirdęs jų pajuokiančius žodžius, pranašas atsisuko ir įkvėptas aukščiausiojo ištarė prakeikimą. Taip pat iš Dievo buvo ir po prakeikimo sekęs baisus nuosprendis. Iš ten jis ėjo į Betelį, jam einant keliu keletas paauglių išbėgo iš miesto ir ėmė iš jo tyčiotis, šūkaudami: plikagalvi, neždinkis, plikagalvi, neždinkis. Atsigręžęs jis pasižiūrėjo ir prakeikė jos viešpatės vardu. 2 meškos atėjusios iš miško sudraskė 42 paauglius. 2 Karalių, 2 skyrius, 23 ir 24 eilutės. Jei Eliziejus būtų leidęs šioms patyčioms praslinkti nepastebėtoms, tai tamsuomenė būtų jį toliau žeminusi ir pravardžiavusi, o jo misija mokyti ir gelbėti iš tautai kylančio pavojaus būtų nuėjusi niekais. Šio vieno griežto poelgio užteko, kad jis būtų gerbiamas per visą savo likusį gyvenimą. Dar 50 metų jis nekartą lankėsi Betelyje, keliavo po visą šalį, vaikščiojo iš miesto į miestą, ėjo pro minias dykinėjančių, šiurkštaus ir pasileidusio jaunimo, tačiau niekas iš jo nebesityčiojo ar niekino kaip aukščiausiojo pranašą. Pagarba, kurios taip trūko šiam jaunimui, yra malonė, kuri turi būti atidžiai puoselėjama. Kiekvienas vaikas turėtų būti mokomas rodyti tikrą pagarbą Dievui. Jo vardas niekada neturėtų būti tariamas lengvabūdiškai ar neapgalvotai. Angelai užsidengė savo veidą, tardami jo vardą. Kokią pagarbą turėtume rodyti mes, puolę ir nuodėmingi? Mandagumas taip pat yra dvasios malonių, kuri turėtų būti lavinama kiekviename. Ji turi galios suminkštinti prigimtį, kuri be jos taptų kieta ir šiurkšti. Tie, kurie tarėsi, jog yra Kristaus pasekėjai, nieko neišmoko iš Jėzaus, yra šiurkštus, nemalonus ir nemandagus. Jų nuoširdumas gali būti neabejotinas, o teisumas nekelti įtarimo, tačiau nuoširdumas ir teisumas neatlygins švelnumo ir mandagumo trūkumo. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.